Apie gyvenimiškus reikalus dar šiek tiek. Trūksta energijos? Taip. Prastai miegate? Taip. Beria? Ar nesimato? O gal pradėjote anksti žilti? Tai ar nesimato per ką? Taip, apie mane. Deja, šie požymiai siunčia rimtą signalą apie galimus sveikatos sutrikimus. Per anksti apsidžiaugite, man tai. O juos įveikti padės toks paprastas pokytis kaip kitokia mityba. Tai jeigu kaip ne tik atsiauginti tankius plaukus, bet ir pasirūpinti savo organizmu, mes pasikvietėme pasikalbėti, nes tikrai aktualu ir kad patartų, nutricologė Margarita Pavlovič. Tai išgirskime pokalbį ir pasisemkime išminties, kaip rūpinti savimi. Ir sužinokime, kokie požymiai mums siunčia signalus, kad ne viskas gerai su mūsų organizmu. Galim padaryti tokį greitą skanavimą, ne? Jeigu mes pradėsim nuo plaukų. Ką galim mums pasakyti žili plaukai? Jūs į mūsų plaukus jau žiūrit. Ką gali pasakyti žili plaukai? Tai, kad jums gali trūkti vario ir cinko. Tai yra svarbus mineralai, kurie aktyvuoja tokį fermentą, kuris perduoda pigmentą į mūsų plauką. Bet tuo pačiu ir tokia aminrūgštis, tirozinas, yra, kaip aš sakau, tėvukas mūsų pigmentui ir taip pat yra reikalinga. Tai jeigu mes turim bet kokių skrandžių ligų, kada baltymo pasisavinimas gali būti sutrikęs, taip pat galim turėti žilų plaukų. Sakykite, dabar žilstelės vyrukas ne vienas bežiūrintis laidą sunerims. Ar visą laiką tie vienas kitas žilas plaukas jau signalizuoja problemą, ar tai gali būti tiesiog kažkokia... Aš iškart pasidaryčiau tyrimus. Taip, varis, cinkas ir iš savo praktikos galiu pasakyti, 95% mano klientų turi vario trūkumą. Be žilų plaukų vario šiuo atveju trūkumas, kokias dar sveikatos problemas gali lemti? Nes čia kol kas mes kalbame apie vizualinį išraišką, teisingai, kas tai darosi? Varis iš tiesų labai yra svarbus mūsų jungiamam audiniui, tai tam, kad nebūtų aneurizmų, prolapsų, tam, kad mūsų jungiamasis audinys būtų standus, varis yra mums reikalingas. Kokios dar plaukų problemos gali rodyti, kad kažkas ne taip? Pavyzdžiui, jeigu šukuosena tapo nebe tokia vešli. Plaukų slinkimai iš tiesų tokia kompleksinė problema ir iškart sunku pasakyti, dėl ko tai gali įvykti. Tai gali būti po streso, tai gali būti po kažkokios ligos. Nes, pavyzdžiui, po koronavirusinės infekcijos turbūt daug žmonių pastebėjo, kad turi problemų su plaukų slinkimu. Tai gali būti po nėštumo, taip. Ir nėštumo metu mes kaip tik džiaugiamės labai gražiais plaukais, bet po gimdymo tie plaukai, kurie turėjo iškristi nėštumo metu, krenta per tos pirmus mėnesius po gimdymo. O oda? Ką mūsų oda gali parodyti? Tai odoje mes galim matyti pigmentinės dėmes ir irgi gali būti susijęs su hormonų svyravimais. Tai moteris ir nėštumo metu gali pastebėti padidintą pigmentaciją, bet tuo pačiu ir perimenopauzėje. Dėl to, kad svyruoja hormonai, estrogenas tame tarpe, tai gali įtakoti mūsų odą. Ir bet kokie dariniai, jeigu mes kalbam apie papilomas, ne, tai dabar dažnai irgi susiduriu, pagausėjimas yra papilomų, tokių darinukų mažų atsiradimas, patamsėjimas raukšlėse, tai iškart reikėtų galvoti apie angliavandenių apykaitą. Tai čia yra mūsų gliukozė, insulinas, atsparumas insulinai. Tai yra iš tiesų šiuolaikinio žmogaus problemos. Labai dažnai tai pasitaiko. Tai kaip su tuo kovoti? Man iš karto pigmentacijos klausimas. Ką daryti? Kaip užkurti tą variklį organizme? Ko griebtis? Taip. Jeigu mes kalbame apie pigmentaciją, tai gali būti ir oksidacinio streso, tai reiškia laisvų radikalų susikaupimas, ne, odoje. Ir visada turim galvoti, kad laisvuosius radikalus neutralizuoja antioksidantai. Tai jeigu labai paprastai nesigilinti kažkokias ten biocheminius procesus, užtikrinkit, kad jūsų lėkštėje yra vaivorykštė, kad jūs surinkat 7 spalvas, augalinio maisto ir tada, nes kiekvienas pigmentas, kuris ateina su maistu, jisai turi kažkokį teigiamą poveikį. Čia guminukai 7 skirtingų spalvų netinka, ne? Kebabė irgi 7 spalvų nėra. Būtent augalinis maistas turi antioksidantų ir kartais tai yra vitaminai, kartais kitos medžiagos aktyvios, kurios palaiko tam tikrus procesus. Taip tariant, ir plaukų, ir nagų, ir hormoninės problemas, ir skrandžio žarnyno problemas gali spręsti vienas vienintelis dalykas, tai pirmiausiai mitybos pokyčiai. Teisingai. Nuo ko pradėti, ką yra tokių ir pokyčių, kur sudėtingiau yra įsivesti, bet yra ir tokių, nuo kurių tikrai jau rytoj galim pradėti. Tai, pavyzdžiui, ką gali žmonės pasidaryti, klausydamiesi mūsų pokalbį ir supratę, kad jie turi tas problemas jau rytoj, kas yra paprasta? Taip, pusė lėkštės daržovės. Tai yra paprasta lėkštės taisyklė. Aš, pavyzdžiui, neskaičiuoju kalorijų ir galbūt klientams ne visiems rekomenduoju tą daryti. Galbūt yra tikslai, kada tai reikia daryti, prieš varžybas, sakykime, kažkokias. Bet labai paprasta, galim mėgautis maistu, o neskaičiuoti kalorijas. Bet jeigu mes užtikriname pusę lėkštės augalinio maisto. Mes kalbame apie šviežias daržoves šiuo atveju. Gali būti termiškai apdorotas irgi.
Tas cikliškumas valgymo, kiek jisai turi įtakos, kaip mes įsidėliojam savo patiekalus dienoje ir koks yra tas tinkamiausias būdas? Vienas svarbiausių patiekalų dienoje yra pusryčiai. Tai aš niekada nerekomenduoju praleisti pusryčių. Aš žinau, kad dabar yra protarpinis badavimas ir žmonės labai dažnai praleidžia pusryčius dėl to, kad tai yra lengviausia. Nes apetito ryte kartais nebūna, nes būna vėlyva vakarienė, bet tai įtakoja mūsų detoksikacijos procesus naktį. Ir labai yra geras įprotis valgyti teisingus pusryčius per 1 valandą nuo pabudimo. Kas turi būti lėkštėje? Kas yra greito? Riebalai, kiaušinienė visada yra gerai, bet aš visada praturtinčiau daržovėmis, ne, kad tai nebūtų tik kiaušiniai. Žmonėms turbūt tai yra lengviausia. Bet gali būti ir žuvis, gali būti ir paštetai įvairūs. Tai skamba labai įgyvendinamai, bet tiems žmonėms aš jau noriu man tai paklausyti, nes grafikas toks įtemptas, mes visur skubame, kartais valgome automobilyje, ką iš degalinės pasiemame, užsisakom kažką per kurjerį. Tiems, kurie daug dirba ir negali 3 kartus per dieną prie viryklės savo gamintis maisto. Įmanoma susitvarkyti mitybą ar ne? Taip, kompromisas galėtų būti glutnučiai, kokteiliai, bet tokie kokybiški, kurie nėra sudaryti tik iš vaisių, nes tai būtų angliavandenių bomba. Ir čia jau būtų vėl tai papilomas, patamsėjimas raukšlėse. Aš kalbu apie kokybišką kokteilį, kuris būtų sudėliotas iš baltymų, riebalų, kažkokių daržovių, kuris duotų mums galbūt kažkokius papildomus, galim superfoodus visokius naudoti. Aš sakyčiau, kad čia yra toks tarpinis kompromiso variantas, nes dantis mums visgi yra duotas kažkokiam tikslui ir jeigu mes norim senatvėje turėti dantis, mes turim kramtyti. Bet jeigu mes norim tiesiog kažkokį tokį pereinamąjį etapą, aš visada sakau, jeigu jūs pripratot nevalgyti pusryčių ir turėti tokią, greitą tempą, tiesiog griebti bet kokį maistą, tokie kokteiliai gali būti tikrai gera išeitis. Tai darbe gali turėti kokteilinę, kur jūs ir jūsų kolegos gali pasidalinti, jūs tiesiog šaldytuve turite visus ingredientus. Kągi, laikas gaila spaudžia, iš tikrųjų būtų labai įdomu ir daugiau sužinoti, bet aš manau, kad bent jau tai pirmai pradžiai mūsų žiūrovams užvedimo ant kelio tikrai daug naudingos informacijos, tai ačiū, kad atvykote ir pasidalinote. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums.